Vaidybinė logika tą diktuoja, bet naip tol ne visada. Čia gerai perimtas kamuolys Sabo ir 5 prieš 5. Čia gali būti ir pavojinga, jeigu pavyks sužaisti 1 prieš 1. Petkevičius atmestas kamuolys ir įvartis. Atmestas kamuolys, labai graži ataka ir 33 numeris Amadou Sabo. Po Naurio Petkevičiaus perdavimo siunčia kamuolį į vartus. Vėlgi, kaip ir sakiau, nemažai žaidėjų yra peržiūroje. Perimtas kamuolys, Tandžiri. Atsidengia Nojus Lukšys, jau prie baudos aikštelės, joje smūgis kairė koja ir antrasis įvartis. Antrasis įvartis Nojus Lukšys. Sužaidė labai tiksliai, pačioj galutinėje atakos stadijoje 1 prieš 1. Na, atrodė, pasimetė kamuolį ne į pačią dėkingiausią poziciją, tačiau smūgis kairė koja ir antrasis įvartis šios dienos rungtynėse. Stankevičius. Sabo. Plojimai Henriui Uzočiukų. Nuo praeito sezono jisai Marijampolė. Čia gali būti pavojinga. Sabo, Tandžiri. Bus smūgis ir dar vienas įvartis. Dublis, kurį pelno Amadou Sabo. Atrodė šios atakos metu, kad tarsi nenori pats pasižymėti. Patliko perdavimą iš pradžių Franklinui Tandžiri, tačiau kamuolys buvo grąžintas ir dar vienas gražus smūgis, bei Amadou Sabo muša antrąjį savo įvartį šios dienos rungtynėse. Teko šiek tiek šnektelti su Mariumi Stankevičiumi prieš rungtynės. Dabar Transinvesto ataka, smūgis kairė koja, puiku, fantastiško grožio įvartis, na ir rezultatas tampa 3-1.